Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Vengrijos žydė Iita Švarc išgyveno holokaustą ir visą savo gyvenimą praleido keršydama Adolfui Hitleriui. Tai ji darė palikdama daugiau nei 2000 palikuonių. Jos manymu tai buvo duoklė Dievui. Švarc priklausė Satmar Hasidik sektai, kurios nariai vidutiniškai turi po 9 vaikus. Tačiau Švarc viršijo šį vidurkį ir pagimdė 15 vaikų. Savo ruožtu jos vaikai susilaukė vidutiniškai po 10 palikuonių. Tam, kad išmaitintų padidėjusią šeimą, ji nupirko pramoninę kepimo įrangą, kad pagamintų pakankamai duonos žydų šventei Šabui. Iita Švarc mirė 2010 metais, sulaukusi 93 metų. Tuo metu ji turėjo daugiau nei 1800 proanūkių ir proproanūkių. Tiek vaikų telpa į didelę miesto mokyklą. Ačiū žiūrėjusiems! Visas neįtikėtini faktai laidas galite rasti internetinėje televizijoje Betabu TV. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook puslapyje.